Prasidėjo Punsko bažnyčios laiptų ir aikštelės atnaujinimo darbai. Apie tai pasakoja Punsko valsčiaus viršaitis Vytautas Liškauskas. Ačiū labai Punskas PL, kad parodys maždaug nuo darbų pradžią, žinoma. Čia prieš metus mes gavom pinigų apie 1 000 000 zlotų, nes tai buvo dvi paraiškos apie 600 000 zlotų. Šičia, kur už manęs ir norėjau 1 000 000, bet tik tais 400 atrodo gavo man aikštės, kur akmeninė aikštė yra. Čia iš valstybės pinigų mums reikėjo pridėti 2 procentus tik tais. Tačiau po konkurso išėjo, kad daugiau, nes dabar gerai neatsimenu, bet man atrodo, kad apie 70 000 reikia pridėti. Na ir žinoma, šita aikštė yra bažnyčios išnuomota iš parapijos, dar klebonu buvo kunigas Česlovas Baganas. Na ir žinojom, kad parapija nėra pajėgi ir techniškai, administraciškai įvykdyti šitą darbą. Na ir žinoma, galvojom, kad jeigu 2 procentai dar prie 1 000 000, tai yra 40 000 zlotų, bet jeigu konkursas paskelbtas ir būna daugiau, tai parapija galėjo neturėti tiek lėšų, kad pridėti savo indėlį. Tai mes šitą aikštę išsinuomavom 10 metų, po 10 metų sugrįžta parapijai ir darom darbus. Tai čia, ką matom, tai yra tikrai, čia dar amžinatilsį kunigo Igno Dzirmeikos daryta tie laiptai, šitas pagrindinis įėjimas, tai yra betonas, akmenukais kai kur kamšytas, bet žinoma, tas betonas jau matėm užlūžo, krūmai užaugo labai ir iš to tako, kuris yra gerų kelių metrų, liko tik tais 1,5 metro, 2 metrai vietom. Tai vienu žodžiu, čia dabar iš granitinių plokščių mes darom visą pagrindinį įėjimą, čia iki vartų, bažnyčios vartų laiptų. Tai tas čia visur, truputį atrodo kryžiaus formos bus, dėl to, kad 2 paminklai, kurie yra, tai prie jų galima bus prieiti ir iš pagrindinio tako, ir iš tų šoninių takų, kurie bendrai duoda kryžiaus formą. Tai laiptai bus akmeniniai, šičia ir tenais nuo gegužės, nuo Mickevičiaus gatvės. Svarbiausias dalykas yra, dabar irgi vaikščiam ir stebėjom, kad kai darom dabar, tai pagal visas įskaičiavimus gerai, paimti profiliai, paimtas kampai, o matom, kad šitas parkonas statytas yra ne po kampu, tai dabar truputį, reiškia gal po kampu pagal gatvę, o gatvė yra ryšium su bažnyčia ne po kampu, tai biskutį tenai skirtumų bus, kuriuos tikriausiai truputį suniveliuosim. O antra dalis, nes šitą darbą norim padaryti iki žolinį. Žinoma, dar yra matom medžiai, kai kuriuos galiu vadyti medžiais, nes yra pušis, eglė, tenai obelis, modrica, klevas atrodo, truputį beržiukas, lapuočių krūmų, tai juos norėtum palikti, bet kai padarysim šitos darbus, aš norėsiu ir paprašysiu ir klebono, ir gal kelių žmonių nuspras, ką darom su šitom tujom. Dėl to, kad jau jos yra senos ir negražos, o svarbiausia, kad jos įsikrūminė, tai taip, kad žiūrėsim, kaip atrodys. Po žolinių jau ateis į aikštę. Žinoma, kai aš sakiau, pinigų yra 3/4, tai biski gal ir mažiau tos aikštės, tai akmenys išardom ir dedam naujai, dėl to, kad reikia paimti, lygiau sudėti. Ir čia, kur takas yra prie parkono su plytelių tokių jau betoninių, tai irgi tenais granitinės plokštės eis. Ir kad eiti irgi po ne akmenimis, tai irgi čia jungsi su šita dalimi, anoji dalis irgi granitiniam plokštėm. Taip, kad džiaugiuosi, nes bažnyčia yra tai ir dvasinė vieta, ir vizitinė kortelė, už tai mes matom, kad daug metų jau yra apšviesta, jinai naktimis žiba, bet šičia daug atvažiuoja, daug visko vyksta, ir atlaidai, ir turistai atvažiuoja, tai yra vizitinė aikštelė ir aš labai svajojau kada nors padaryti šitą centrinę vietą, kad būtų tokia patraukli, graži, atitinkama prie mūsų gražios bažnyčios. Ir atrodo, kad šitas pavyko. Iš žolinių, tai va matom gegužės 1 gatvę
ir eina iki bažnyčios vartų laiptų. Čia yra granitinės plokštės. Žinoma, vidurys truputį tamsesnio granito, o šonai šviesesnio. Paskui tas pats šviesesnis granitas eina va čia va pro parkoną, kad įeit susijungti. Šičia akmenys, naujai perdėti bus akmenys. O paskui kitoj dalyje, kurią po žolinių darysim, tai yra būtent va šita dalis. Tai kadangi pinigų nebuvo viskam, tai nuo šitos va vietos blogiausios darom čia Feniksas, čia parkonas, šitaip darom naujai akmenys pakeliam ir gražiai padarom sudėdam. Čia biskį daugiau to žalios vietos, dėl to, kad pagal visos įstatymus turi būti žalios vietos. Pažiūrėsim, kaip toliau vystysis, ar šitą dalį, kaip čia jau specialistai sudės, ar mes pačiom jėgom darysim, ar kartais ar nebus tokio skirtumo, kad visai nereikėtų daryti. Pasižiūrėsim, kaip tai toliau atrodys.